bėgti. Bet kai kurios mamos ir tėčiai labiau norėtų, kad jų atžalas šiandien dalyvautų varžybose. Aš manau, kad nuotoliai bėgs tikrai visi. Laiko limito čia nėra jokio. Manau, kad iki pusės 11 pabaigotas 10 km bėgimo jūs visi tikrai finišuosite. Na, o šio nuotolio prizininkus, 3 greičiausius vyrus, moteris, berniukus ar mergaitės, mes apdovanosime pakankamai greitai. Everybody, let's get into it. Get started, get started, get started. Let's get it 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 started. Na štai, prie mūsų savotiškos finišo arkos fotografuojasi ir Antanas Valionis, Lietuvos Respublikos ambasadorius ypatingiesiems pavedimams, kuris šiandien bus jūsų kolega 10 km distancijoje. Ir dar sykį prašom visus atlaisvinkit finišo koridorių, nes žiūrėkit, jau parbėga patys pirmieji. Pasveikinkit pirmuosius finišuojančius. Iki galo. Vitalijus Kozlovas, žmogus paprastai bėgantis 800 metrų, tai yra Lietuvos rekordininkas šiame nuotolyje. Pirmasis įveikė 1 km nuotolį. Dabar laukiam greičiausios bėgikės moterų grupėje. Štai koks į finišą, žiūrėkit koks į finišo linija yra ten. Jau matote ir netrukdykite bėgikams, kurie artėja iki pirmo šiandienos trofėjaus. Medalius šiandien gaus visi išteka. Matome pirmą bėgikę moterų grupėje. Ir pasveikinkit moterų varžybų nugalėtoją, kur irgi jau kerta finišo liniją. Žiūrėk, kiek mes turim gražaus, perspektyvaus, talentingo jaunimo. Tai jūsų ovacijos su antros vietos moterų grupėje. Žiūrėk, ten toks Oho, koksai juda. Šeimyninis tandemas. Šeimyninis eskortas, paplokite. Iki finišo, prašom. Netgi 2 Klausyk iš karto. Tai 3. Man atrodo, mes turim vieną iš pretendentų į jauniausio dalyvio vardą. Jauniausias ir vyriausias šiandien bus apdovanoti Lietuvos ir Baltijos šalių oro erdvę saugančių Lenkijos kariškių padalinio Orlik 5, sakykime, nemokamą ekskursiją aplankyti Šiaulius ir Zagnių oro uoste įsikūrė mūsų erdvę saugančių Lenkų bazė su visa šeima. Jauniausias ir vyriausias dalyvis bus pakviestas pasižvalgyti ir susipažinti su karinė technika. Dabar plūstelė aišku didžioji masė 1 km bėgimo dalyvių. Paplokite, aplankykite žmonės. Jo, paplokite visiems. Šaunuoliai visi, kas dar mažiukas iki galo. Va ten finišas. Tu gali. Yes, you can. Iki finišo. Na, iš to žiūrėkit, kiek gražių jaunų veidų. Kiek šypsenų veiduose svarbiausia. Čia nuo vėjo, Vitelė, čia nuo vėjo. Reikia mamą aplenkti. Svarbiausia. Ir tikrai norisi tikėti, kad ta karta, kuri šiandien dalyvauja varžybose, bus sveikesnė, stipresnė, ištvermingesnė, europietiškesnė galų gale. Iki pat finišo reikia bėgti, jaunimas. Bėgantis fotografas. Gintaras Pavartavičius, Lietuvos ryto žurnalistas, mačiau irgi nebijavo. Greitojo kurjerio komanda, kurie čia, man atrodo, 10 ir 5 km nuotolio kovos dėl pačių aukščiausių vietų.
Lenkijos Respublikos ambasados komanda. Žiūrėkit, visi organizuotojai drąsiai rytoj 8 ryto į darbą. Būsimas Michaelas Jordanas, 23 numeris. Artėja link finišo. Simboliškai skambant daina Euforija. Manau, kad tikrai labai geras jausmas bus visiems, kurie pasieks finišą. Dar trupučiuką. Jeigu įvertinant fizinius parametrus, proporcijas, tų pačių mažiausių dalyvių, tai jiems 1 kilometro iššūkis yra tolygus galbūt, na, kaip kitiems bėgti 10 kilometrų. Netgi Bravo, žiūrėk, jūs čia per anksti sustabdėte. Va, 342 numeris, man atrodo, dėl tų jauniausių titulo čia bus daug besivaržančių. Na, vyrukai, dar 15 metrų iki finišo. O būsimoji gimnastiko gera, kilometras ant rankų. Kas gali būti geriau už sveiką, stiprią ir laimingą šeimą? Taigi žiūrėkit, kiek bėgiojančių. Dar truputėlį ir medalis bus tavo. Manau, mes čia šitą pėsetų balionais dekoruotą arką laikui bėgant išardysime ir visiems mažyliam duosim po balioną. Na, po medalį dabar gausit visi, kurie bus įveikę savo pirmą sportinį nuotolį. Taip, kai kam tai bus apskritai pirmasis medalis gyvenime, bet Tikėkimės ne paskutinis. Šiaurietiško bėgimo, dabar jau šiuo atveju ėjimo. Šiaurietiško ėjimo. O galima šiaurietiškai bėgti, pavyzdžiui, su lazdais? Na, galima, bet man atrodo, šitiem žmonėm reikia yra labai smagu. Šaunuoliai, iki finišo, va ten jau jūsų laukia distancijos pabaiga. Ir netrukus mes apdovanosime 1 kilometro nuotolio greičiausius bėgikus ir bėgikės. O po 15 minučių lieka iki starto 10 ir 5 kilometrų. Pabloginas iki visiems finišuojantiem. Jų, man atrodo, distancijų liko nebetiek daug. Ypatingai tai paskutiniams, kurie bando 4 įveikti trasą netgi. Šviežiausia informacija iš organizatorių iš viso užsiregistravusių bėgikų 2511. Nemogai. Na tai tokia, sakykime, iš karto įžanga tai, kad kitais metais 11 km bėgimo su Arvydu Saboniu priešakį tikrai reikėtų matyti. Dar trupučiuką iki finišo, dar 50 žingsnelių. Na, mama, nenoriu. Ten ledų duoda nemokamai. Va, dar vienas bėgikas, bėgios Polinas, šaunuolis. Bet jam reikėtų dar truputėlį padaryti. Mama atsiliko, sako, ne? Bėg, šaunuolis, bėg, tu gali. Visi tave palaiko. Va, čia yra gražu. Čia yra smagu. Dar ne visi žiūrėkit, dar atbėga. Ir didelių ir mažų, visokių. Ir aš ir pas organizatorių pabandysim išsiaiškinti pavardės tų 3 greičiausių vyrų ir moterų. Ir dėmesio visiems, kurie įveikė distanciją, ten, kur vyko registracija prie baltų palapinių, visiems jums Akvilės gaivus vandenėlis po finišo. Ir netrukus mes skelbsime nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimą 1 kilometro nuotolyje.
Gal šitą porą. Lieka maždaug 10 minučių iki